Sveiki, šiandien aš Jums trumpai pristatysiu paraiškos Saulės elektrinėms sausumoje pildymo instrukciją. Visų pirma, norėdami prisijungti prie paraiškų teikimo elektroninių formų, turite eiti Lietuvos energetikos agentūros puslapį n.lt, tuomet kvietimai teikti paraiškas ir prisijungti prie paraiškų elektroninių formų. Šioje vietoje turėtumėte paspausti čia ir būsite nukreipti į visus Lietuvos energetikos agentūros šiuo metu paskelbtus kvietimus. Šioje vietoje turėsite rasti jums tinkamą Saulės elektrinėms sausumoje kvietimą. Jų yra paskelbti 2. J04 yra skirtas įmonėms, ūkininkams ir energetinėms bendrijoms, kai bent vienas iš dalininkų yra labai maža ar vidutinė įmonė, ar šį statusą atitinkantis ūkininkas. J05 kvietimas yra skirtas energetinėms bendrijoms, kurios tarp dalininkų neturi labai mažų ar vidutinių įmonių ar šį statusą atitinkančių ūkininkų. Kai pasirinksite jums reikiamą kvietimą, spausite suteikti ir būsite nukreipti į registracijos langą, kur turėsite susikurti savo paskyrą, jeigu tokios neturite. Jeigu turite, spausite prisijungti ir ten suvesite savo duomenis ir būsite nukreipti į paraiškos pildymą. Visų pirma, prieš pildant paraišką jūs dar turėsite užpildyti klausimyną, kuris yra skirtas pasitikrinimui, ar atitinkate visas kvietimo sąlygas. Su visais šiais punktais turėsite susipažinti, juos pažymėti, kad susipažinote ir kai tai padarysite, spausite pateikti formą ir būsite nukreipti į paraiškos pildymą. Visų pirma, paraiškoje turėsite nurodyti pildymo datą bei duomenis apie jungtinio projekto pareiškėją. Tai visų pirma turėsite nurodyti, ar pareiškėjas yra įmonė, ūkininkas ar viena iš energetikos bendrijų. Toliau turės būti nurodomas adresas, pareiškėjo telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei banko sąskaitos numeris, į kurį bus išmokamos paramos lėšos. Toliau paraiškoje turės būti nurodomi duomenys apie kontaktinį asmenį, su kuriuo bus bendraujama vertinant paraišką. Tai visų pirma turės būti nurodyta kontaktinio asmens pareigos, vardas pavardė, telefono numeris bei elektroninio pašto adresas. Kai tai padarysite, turėsite nurodyti jau projekto veiklas ir planuojamas išlaidas. Visų pirma, šioje lentelėje turėsite nurodyti, kokios galios elektrinę planuojate įsirengti. Ir tuomet, kai tai padarysite, lentelė automatiškai paskaičiuos jums skiriamą finansavimo dydį bei nuosavo įnašo dydį. Atkreipiame dėmesį, kad lentelėje reikėtų vietoj kablelio naudoti tašką, kad jie tinkamai paskaičiuotų skiriamą finansavimą. Toliau po lentelę esančiose eilutėse turėsite nurodyti Saulės elektrinės galią, kurią planuosite įsirengti, bei finansavimo dydį, kuris yra paskaičiuotas šioje vietoje, šioje lentelėje. Toliau turėsite nurodyti projektų vykdymo vietą bei informaciją apie tai, kur bus įrengta jūsų planuojama elektrinė. Tai visų pirma adresas nekilnojamo turto objekto, unikalus numeris, bei šiuo adresu planuojama įrengti Saulės elektrinės galią kilovatais. Toliau turėsite nurodyti, kokia tai bus elektrinė, ar gaminančio vartotojo, ar gamintojo. Kai tai padarysite ir jeigu jūs planuosite įsirengti Saulės elektrinę keliuose nekilnojamo turto objektuose, šioje vietoje galėsite pasirinkti taip ir vėlgi nurodyti tą pačią informaciją apie tai, kur bus įrengiama Saulės elektrinė. Tai yra adresas, unikalus numeris bei planuojamas įrengti elektrinės galia kilovatais. Ir vėlgi, ar tai bus gaminančio vartotojo ar gamintojo elektrinė. Toliau turėsite paraiškoje nurodyti, ar jūsų Saulės elektrinės įrengimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis Natūra 2000 teritorijomis. Jeigu pasirinksite taip, jums reikės pateikti už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos išvadą. Jeigu direkcijos išvadoje bus nustatyta, kad Saulės elektrinės įrengimas gali turėti reikšmingą poveikį Natūra 2000 teritorijomis, šioje vietoje turėsite pasirinkti taip ir pateikti
Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos ir poveikio vertinimo ataskaitą. Jeigu vis tik tais jūsų elektrinės įrengimas nebus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis Natūra 2000 teritorijomis, šioje vietoje pažymėsite ne ir galėsite pereiti toliau prie paraiškos pildymo. Toliau paraiškoje jums reikės pateikti internetinės svetainės nuorodą, jeigu tokią turite, kur bus skelbiamas jungtinio projekto aprašymas ir socialinių tinklų paskyros nuoroda, kur vėlgi bus viešinamas projektas. Kai tai padarysite, bus galima pereiti prie pridedamų dokumentų. Visų pirma, turėsite pasirinkti, kurį vieną iš šių dokumentų pridėsite. Tai gali būti laisvos formos įsipareigojimas, kuris yra teikiamas tuo atveju, jeigu jūsų įrengiama elektrinė bus iki 100 kW, o leistina generuoti į tinklą galia lygi 0. Arba turėsite pateikti elektrinės prijungimo prie tinklų prijungimo sąlygas. Pasirinkę jums tinkamą dokumentą, paspausite šalia esantį mygtuką ir tuomet galėsite šioje vietoje žemiau pateikti šį dokumentą. Jeigu vis tik įgaliosite kitą fizinį asmenį ar juridinį asmenį atlikti veiksmus su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu, reikės šioje vietoje pateikti įgaliojimą. Toliau paraiškoje turėsite pateikti formą apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą. Šią formą galima parsisiųsti paspaudus šią nuorodą, ją užpildysite ir pateiksite šioje vietoje. Toliau turėsite pateikti vieną iš šioje vietoje pateiktų dokumentų. Tai būtų smulkio ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija arba pažyma dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių. Labai mažos ir vidutinės įmonės ir ūkininkai atitinkantys šį statusą turi teikti deklaraciją, o energetinės bendrijos teikia pažymą dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių duomenų, jeigu pareiškėjo statusas didelė įmonė. Visais kitais atvejais yra teikiama smulkio ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija. Tai vėlgi pasirinksite jums reikiamą dokumentą. Šiuo atveju deklaraciją, jos formą galėsite parsisiųsti čia, užpildysite ir pateiksite šioje vietoje. Jeigu jūsų nuosavas įnašas, kuris buvo paskaičiuotas aukščiau lentelėje, viršys 10 000 eurų, čia turėsite pasirinkti taip ir turėsite pateikti nuosavo įnašo šaltinius pagrindžiančius dokumentus. Tai galėtų būti pažyma, kurioje nurodytas banko sprendimas suteikti lėšas, paskolos sutartis ar kita. Jeigu nurodysite ne, kad jūsų nuosavas įnašas neviršė 10 000 eurų, nieko papildomai pateikti nereikės. Toliau šioje vietoje turėsite pažymėti, kad teikdamas paraišką patvirtinate, kad laikysitės reikalavimų dėl statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo. Ir galiausiai turėsite pridėti pasirašytą pareiškėjo deklaraciją, kurios formą vėlgi galite rasti čia ir ją pasirašę pateiksite šioje vietoje. Kai baigsite pildymą, galėsite išsaugoti projektą, kad galėtumėte dar vėliau prie grįžti, pasitikrinti, ar viską gerai užpildėte ir pateikite, o jau kai būsite pasiruošęs jį pateikti, spausite mygtuką pateikti formą. Kai bus jūsų jau paraiška pateikta, vertintojas ją įvertins per 55 darbo dienas ir tuomet gausite atsakymą dėl jums skiriamo finansavimo. Tai tiek, ačiū už dėmesį.